garbingai. Labą dieną. Gera, kad esat. Kėdžių po pertraukos keletą atsirado laisvų, bet jūsų yra daug ir gera būti kartu. Ačiū už tokį gražų pristatymą. Julija manęs paklausė, Eglė, ar jaudinatės? Ir aš sakau, taip. Čia aš trašku. Sakau, taip, kaip? Jau kai nebesijaudini, tai net nėra ko lipti sceną. Visada yra pagarba scenai ir natūralu, kad yra jaudulys ir atsakomybė. Tik tai netoks, kad nebegalėtum jo valdyti. Atraškėsiu, Andriau. Išsiimkim, palaukit. Gerai? Ką tokia? Va, tai taip. Ačiū, prašau. Nepasakė, gerai, ačiū. Būsiu be vieno Auskaro, irgi simboliška. Tai va. Ką darom? Ir kitą Auskarą. Ne, kitas tegul būna. Ačiū. Vis kitoniškai. Tai va, galvoju, iš tikrųjų, čia yra mano namai. Teatras yra antrieji mano namai. Tai yra didelė, didelė dovana būti šio teatro dalimi, būti Klaipėdos dramos teatro aktorė. Ar yra čia kolegų? Mačiau, buvo teatro žmonių, pamatė, kad aš pranešimą, sakysiu, išėjau. Jie viską apie mane žino, taip jiem atrodo. Noriu vandens, šiek tiek kaip gerai, kad galima vaikščiot. Tai taip, nuo ko viskas prasidėjo, dėl ko aš ir sakau, man svarbu būti čia. Ir kai prisimenu prieš 30 beveik metų, kai atėjau čia, į sveikatą, turit kas nors vandens? Kai atėjau čia į šitą teatrą, į šitą kolektyvą, galvoju, kaip visa tai atsitiko. Baigiau studijas ir žurnalistai, atsimenu, kalbino mūsų tą kursą ir pamenu, kad nesugebėdavau sakinio sureksti ir galvoju, baigiau universitetą, aktorė, einu išdidžiai, kad aš jau čia Klaipėdos dramos teatro aktorė, o buvo viskas tikrai ne taip paprasta. Ir daug metų reikėjo, kad atsitiktų tai, kas šiandien vyksta. Ir jeigu aš nebūčiau klausiusi savo širdies, turbūt nebūtų ir mano pirmagimio Jokūbo, nes buvau studentė ir buvo griežtai pasakyta, buvo labai griežtai pasakyta, kad jokių vaikų, jokių ženatvių. Povilas Gaidys, čia šio mūsų teatro meno vadovas, ilgametis šviesios atminties mano dėstytojas, buvo, nukirsta. Ir mes 4 merginos, 7 vaikinai priimti. Ir taip jau atsitiko, kad po 2 kurso ištekėjau, o 3 kurse pastojau. Ir jeigu aš nebūčiau klausiusi širdies, kas būtų buvę? Bet man nebuvo abejonių, galvoju, atsitiks taip, kaip turi atsitikti. Tas vaikelis bus ir užaugs ir viskas bus gerai, aišku, labai jaudinausi. Atsimenu, Povilas Gaidys tuo metu buvo ligoniniai, važiavom kartu su savo vyru ir jis laukė mašinoje, o aš atėjau, apsiverkiau ir sakau, sako, kas atsitiko, sakau, laukius. Tai baig čia mano, jis toksai labai, ką darysi, tiek to jau čia. Ir iš tikrųjų nebuvo paprasta, nes buvom 3 merginos teatre, ne teatre, studijų laikotarpį, universitete 3 kursiokės, tik tai labai daug vaidmenų, labai daug tų persikūnimų, diplominiai spektakliai, kai ką tik gimęs mažylis, bet viskas įmanoma. Bet tiesiog žengi žingsnį ir po to Dievas padeda. Vis tiek atsitiks taip, kaip turi atsitikti. Tai aš atėjau į teatrą ir mano Jokūbui jau buvo metukai ir viskas ėjosi taip, kaip turi eitis. Aišku, buvo daug vaidmenų, užimtumai, visa kita. O paskui atėjo toks metas, kai tų vaidmenų ir nebuvo. Ir jeigu būčiau pasidavus, nes aktoriai, ta mūsų duona tokia, kaip pasakyti, yra tos vadinamos prastovos, kai tu jautiesi nereikalingas. Ir vienas žmogus pyksta ant tos situacijos, ant viso teatro, ant vadovo, kitas žmogus pats kažką ima ir daro, nelaukia, kol jums ir atneš tau vaidmenį, nes tavęs reikia. Nereikia, būna, kad nereikia. Ir pirmą kartą, kai nominavo mane Auksiniam scenos kryžiui už Oskaro Koršunovo spektaklį Pašaliniam draudžiama, Gintaras Grajauskas parašė tą pjesę, valdininkės vaidmuo ir pirmą kartą, aš atsimenu, kai vadovas paskambino ir sako,
Nu, Eglė, tu nominuoti. Ir sakau, aš kaip negali būti, negalėjau patikėti. Ir sakau, kas dar, sako, ne, tu viena. O je, aš tokia buvau laiminga ir galvoju, dabar tai prasidės, o dabar bus pasiūlymų, o dabar aš turėsiu daug darbo. Ir 3 metai ištilis. Nu, toks paradoksas. Į jokio vaidmens. Tačiau Eglė yra Eglė. Aš sugalvojau jausmų džiazą. Tai yra mano programa, poezijos ir muzikos vakaras. Beje, jums norėjau šiandien padovanoti dainą, bet truputį per vėlai pasakiau. Sakau, kažkaip tai vis tiek, aš būsiu scenui, gal sudainuoti kažką. Žodžiu, norėsit, pamatysit, tai yra jausmų džiazas. Labai myliu šitą programą. Ir galvoju, irgi klausiau savo širdies. Aš galvoju, tai turiu tiek daug savo mintise galvoje eilėraščių. Pačių gražiausių. Mane naktį pažadintų. Sakyčiau, ką nori, per raganą, aš pažinau karalių, pabučiavimas, ką nori, daug tų eilėraščių, tai yra 1:20 mūsų programa, dainos, eilėraščiai ir tada aš susikūriau pati savo sceną. Tiesiog ir ta programa gyvena iki šiol, dabar bus šeštadienį, vakare spektaklis Milena, beje, čia buvo Milena, aš perskaičiau, ar ne? Milena, sekmadienį Milena ir va šios dienos taškas. Atsidurti iki šito momento, kai stoviu prieš jūs, dalinuosi savo istoriją ir sakau, kaip klausiau savo širdies ir iki šiol klausau. Tai tas metas, kad būna visokių akimirkų, tai taip turi būti. Ne vienas negimėm kažkokiais tokiais marškinėliais, kad mūsų neištinka kažkas ne pagal taip, kaip mes svajojam. Yra ir juoda, ir balta, ir šilta, ir šalta, ir aš esu neišimtis. Praėjus esu įvairų kelią, bet šiandien, tik todėl, kad klausiau savo širdies, turiu ypatingai daug darbo ir esu labai laiminga. Laiminga ir profesinė prasme, ir asmeninė, nes kažkaip galvoju, ir tikrai, mes kartais bijom džiaugtis, mums atrodo kažkas nunešta laimė, bet gal reikia sakyti, kaip tu jautiesi, juk čia ne pasigirimas, čia yra pasidžiaugimas. Tai tu kūrybiniai plotmėj, atsitiko mano spektaklis Šventoji, irgi režisierius Oskaras Koršunovas, tai prieš porą dienų grįžom iš Sarajevo, buvom Bosnijoje, tarptautiniam teatrų festivalyje, daug tų dabar tarptautinių teatrų festivalių kviečia, ir tai nėra Klaipėdos dramos teatro spektaklis, tai irgi buvo klausimas savo širdies. Draugai mane kreipėsi, sako, Eglė, važiuojam į Sakartvelą, važiuojam, skrendam į Tbilisį, monospektaklį rodysim. Sakau, tai kad neturim, tai padarysim. Ji režisierė, aš aktorė, Kunigunda Dineikaitė, dailininkė ir jos mamos parašyta knyga Marija Egiptietė, Vidmantės Jasukaitytės. Ir mes pradėjom, mes kūrėm, bet mums nepavyko. Tai ir aš galėjau pasiduoti. Ir nebūčiau šiandien tame taške, kai didžiosios salės, išparduoti bilietai, žmonės laukia to spektaklio, labai daug gaunu žinučių asmeninių, padėkų, išpažinčių, atsiverimų. Taigi, tas momentas, kad nesustot, nes likau viena, komanda pasidavė ir aš sakau, ne, padarysim, išdrįsti, žengti žingsnį savo svajonės link. Jūs tą darot? Aš gal neįdomiai kalbu, kažkas telefonė, matau, viską matau. Į sveikatą. Tada gerai, perka bilietus į Šventai. Iš tikrųjų, nesuprantu, kodėl šitaip skriaudžia Klaipėdą. Klaipėdoje rodė mažiausiai kartų, nes šis spektaklis, kaip ir sakau, priklauso Vilniui, Oskaro Koršunovo teatrui, ir jie organizuoja, ir Klaipėda yra toliausias taškas. Ir mano miestas, tik 4 kartus rodėm ir mažoji salė, tai aišku, nedaug žmonių telpa. Tai labai kažkaip gaila, bet žinau, kad darysim turą. Ir turas bus galbūt vasario mėnesį, nes dabar laukia manęs kita premjera. Aš taip minutė į minutę suskaičiuota ir kai pakvietė čia dalyvauti, aš tik žiūriu, ar bus galimybė. Aš apsidžiaugiau ir aišku, ištariau taip. Ištarti taip galimybėms. O kodėlgi ne? Turėti drąsos, tikėjimo. Kaip yra Šventoji spektaklis, aš turbūt niekada, aš esu tikinti ir aš meldžiuosi, bet taip intensyviai kaip prieš šį spektaklį, kai reikia išeiti į publiką, salėse 500 žmonių, pilna salė, dabar tos didžiosios į mažytės nebevažiuojam. Ir aš galvoju, meldžiuosi ten užkulisiuose, sukviečiu visas išėjusias savo giminės moteris,
į amžinybę. Sakau, veskit mane, kad viskas atsitiktų geriausiai. Ir atsitinka, nes tiesiog pasitiki, nes aš nežinau, kaip bus. Kiekvieną kartą nežinai. Juk ir čia įdama į sceną aš nežinau, ką aš kalbėsiu, aš juk plano tokio neturiu, žinau, kad pasidalinsiu, kad klausau savo širdies ir galbūt įkvėpsiu jūs tai daryti, nors nebejoju, kad ir jūs klausot. Yra racionalus mąstymas ir yra klausyk savo širdies. Tai va, ir aš kaip ten tuose užkulisiuose visus poterius kalbu ir išeinu pralaidi. Tai reiškia eini, nes aš galvoju, Dieve, netimk jautrumo, netimk to, ką visada turiu ir ką išspinduliuoju. Nes nežinai, yra buvę taip šviesa, taip stipriai žmonės ir galvoju, tiek daug, ką toliau sakyti. Yra buvę, visokių situacijų yra buvę. Ir činks sugrįžo, ačiū Dievui. Tai tikėti ir pasitikėti. Ir priimti žmonės ir mylėti juos. Aš tokia esu, aš labai myliu žmonės, dėl to žmonės labai myli mane. Jau teatre kolegos pyks, aš labai daug gėlių gaunu. Po spektaklio visada einam nusilenkti, jau žino, kad Eglė, tai čia. Iš tiesų, mylėti gyvenimą, dėkoti, tai nėra savaime suprantama, kad mes gyvenam, kad esam sveiki, kad matom, girdim, jaučiam, užuodžiam, kvėpuojam, vaikštom. Tai yra didelė dovana. Nes prieš Sarajevą, kai aš pajutau, kad kažkas su manim netaip su sveikata, o reikia skrist, ir padariau kraujo tyrimus, sako, leukocitai sukilę, ten blogai, antibiotikus reikia gerti, negalim. Sakau, tai kodėl aš nesijaučiu labai blogai? Sako, tu neturi laiko, yra toks stiprus adrenalinas, duoda į kūną, kad tu negali sirgti, tu neleidi savo sirgti. Ir ačiū Dievui, viskas susitvarkė, aš išgėriau tą antibiotikų kursą vakar paskutinę dieną ir esu sveika, padarė tos tyrimus, viskas gerai, nors spektaklis atima labai daug jėgų, ypač kai yra monospektaklis. Tai va, tas monospektaklis, kai tu išeini ir tiek ten visko. Nu, žodžiu, bet aš čia nenoriu, ką dar, nes čia atrodys, kad čia pasakoju apie spektaklius. Ką jūs norėtumėte išgirsti, gal jums kažkas įdomu? Aš esu mama 2 sūnų. Kaip ir sakiau, mano Jokūbas iš to, kad labai klausiau širdies, abu iš meilės, begalinės, be jokių abejonių. Tai yra mano vizitinė kortelė, tai yra mano pasididžiavimas. Elijas Los Andžele žaidžia krepšinį, 16-metis, jį ten pakvietė, finansuoja. Nu tai džiaugia širdis. Galvoju, teisingai kažką darau, kad taip viskas. Jokūbas režisierius. Ir šitame teatre statė mano teatre. Tik tai mano motinystės jausmas stipresnis negu aktorystė ir aš nepasinaudočiau savo vaiku. Aš noriu, kad jam tik būtų gerai ir labai gerai. Tai mes taip nusprendėm, kad aš nevaidinsiu kol kas jo spektakliuose. Sakau, aš tau sriubos virsiu. Aš tau nešiu, kad tau tik viskas būtų gerai. Tai va, pagalbos moterim linijoje savanoriauju jau 8 metai. Ir visada galvojau, kad tam nėra laiko, nes niekada laiko nėra. Yra toks tempas, kad nėra laiko. O iš tikrųjų yra laiko, mes turim laiko, visas tas laikas mūsų, kaip mes jį paskirstom. Ir po kokių 7 metų tapau viena iš savanorių mokytojų, yra mūsų komanda. Tai irgi buvo žingsnelis į priekį, galvoju, ką dar galim padaryti. Tai yra emocinė parama ir kaip džiaugiuosi, nes šventoji spektaklis irgi viskas yra susiję, nes tas spektaklis, ten antra dalis yra labai įdomi. Tuom, kad nesuturėjus tokios patirties, spektakliai yra spektakliai, lipti į personažą yra daug paprasčiau. Eiti nuo savęs, būti tikrai, jautriai, pažeidžiamai yra iššūkis. Nes personažas, ką tu, reikia karalienę, reikia sekretorį, prašau, mergytę, žinoma. Ir kai man pasakė, atsimenu, režisierius Oskaras, sako, Eglė nori labai gero spektaklio ar gero? Sakau, tai aišku, kad labai gero, kas per klausimas. Sako, tai turėsi kalbėti apie save. Ir aš sakau, ne, tikrai ne, aš labai priešinaus. Bet paskui paklausiau savo širdies ir pasitikėjau žmogumi, kuris yra absoliutus profesionalas savo srities ir tikrai žino, ką daro. Bet labai man buvo sunku, nes antroji daly aš dalinuosi savo patirtim ir labai daug sąsajų yra su Marijos istorija, Marijos Egiptietės. Bet to spektaklio sėkmė pati didžioji ir yra, kad yra ta antroji dalis. Nes žmonės labiausiai paveikia būtent tikrumas, atvirumas, gylis ir, reiškia, viskas prasminga. Bet žengti tą žingsnį, aš sakau, aš priešinausi taip, kad
Mane sukaustė, viską žodžio ištart negalėjau. Nes iš tiesų būti nuogam savo sielą, nėra paprasta. Mes visada kažkaip norim pasirodyti ir geresni, ir laimingesni, ir kad mums yra viskas geriau negu iš tikrųjų. Mes nenorim būti pažeidžiami. Ir tai yra natūralu. Aš kalbu ir galvoju, yra čia Benediktas. Žinau, kad po manęs kalbės, ne iškart po manęs. Tai irgi kokios šviesos žmogus. Ir kažkaip labai brangu, kad turime stiprų ryšį, nes kalbam tą pačią kalbą. Taigi, kas dar? Į Mileną ateisit, žinau, į šventąją bilietus perkat, žinau. Klausyt savo širdies, nesustoti, nebijoti. Kaip aš tą specialybę pasirinkau, aš buvau paprasta mergaitė iš Telšių miestelio, žemaitė, galim rūkoti žemaičiai. Tai va, ir galvau, kaip aš, taigi ten kažkokios ypatingos, o aš paprasta. Bet paskatinimas, mokytojų palaikymas. Sakė, Eglė, tu gali tikrai pabandyk ir pabandyti, nebijoti suklupti, nebijoti paslysti. O kas, kad nepasiseks? Juk kaip sako, mus nuo svajonės atitolina tik tai ta baimė, kad nepasiseks. Bet kai žengi tą žingsnį, tai tu turi pem, o jeigu nežengi, tai nieko neturi. Kaip ir su šventuoju spektakliu, sako, neišeina, nes mums nepavyko ir viskas, skrysim į Tbilisį, pavyks. Ir pavyko, ir viskas taip susiklostė. Neabejoti. Ir klaidų nėra, yra tik pamokos. Ir atsitiktinumų nėra. Tai, kad būtent jūs čia šiandien esate, o ne kiti. Tai, kad čia akimirka aš priešais jūs. Labai norėjau išgirsti, kurį pranešimą, bet anksčiau pertrauka baigėsi, tai atėjau šiek tiek vėliau. Tai man irgi neskirta buvo, eik ir kalbėk nuo savęs ir nežiūrėk, kas ką sakė, pati sakyk, kalbėk, liudyk savimi. Tai va, tokie pas mus dalykai. Ar jūs turite klausimų? Nes mes turim tik minutę. Pasirodo, iškalbėjau tiek. Yra buvę vieną kartą Siemens arenoje ir toj didelė salė ir aš tiek daug kalbėjau ir taip, ką dar tik 11 minučių, o 20 reikėjo, galvoju, kaip. O dabar sutikau kolegą, sak, tai tu tai jau ten kalbėsi, tai kalbėsiu. Svarbiausia iš širdies, nes kai kalbi nuo savęs, nuo širdžiai, nes tada tikrai, kaip aš visada sakau, kai scenos kalbą dėstau, ir sakau, vaikai, kai jūs išeinat kalbėti, čia visiems tinka. Sakau, pirmiausia, žiūri, kaip atrodai, kaip balsas skamba ar neerzina. Tai yra daug tokių detalių, tik paskui išgirsta, ką kalbi, jeigu sudomins. Nes taip yra, kad mes nenori vertinam, apžiūrim, bet čia yra natūralu žmogiška ir aš tai padarau. Tai gyvenimas spalvingas, gyvenimas visoks, bet turime širdį ir klausykim savo širdies. Ačiū Jums.